Taigi kalbinam Rolandą Žentelį, vyriausiojo varžybų teisėjo, apie pirmą dieną ir kas buvo, sakykime, įspūdingiausio varžybinė prasme, apart rezultatų, kas vakar atsitiko. Įspūdingiausia, tai turbūt, kad tokios ekstremalios sąlygos daugeliui dalyvių, gal ne visom jachtom, kurios turi daugiau patirties, tai čia normalus vėjas iki 12 metrų per sekundę, bet jachtos, kurios yra lenktyninės, kurios yra sportiškesnės, mažesnės, tai jau jom buvo vėjo sąlygos ribinės, tai tie turbūt daugiausiai iššūkių patyrė. Tai ribinės sąlygos reiškia mažam laivui tiesiog ir stipriai pučia ir banga labai didelė. Tiesiog tarp dalyvaujančių jachtų yra daug sportinio tipo jachtų, kurių, reiškia, monotipinės klasės taisyklės numato, kad, tarkim, jachtos gali lenktyniauti iki 12 metrų per sekundę arba dar prie mažesnio vėjo. Tai, įsivaizduokim, kad jau jos, reiškia, tas 12 metrų, tai yra jom tokia riba, kur ta jachta nelabai yra valdoma prie tokio vėjo. Jei pridėkim bangą, vienas turbūt variantas būtų, jeigu mes kažkur tai vidaus vandens telkiny lenktyniautume prie 12 metrų, Trakuose ar ten Kauno mariose ar kad ir Kuršių mariose. Ir kitas momentas, kaip yra jūroje banga, vakar buvo apie 2-2,5 metro banga. Tai yra pakankamai rimti kalneliai ir, pavyzdžiui, Rose nusiėmė vakar nuo distancijos, nes merginom ir atsverti sunku buvo, ir jėgos matyti, ir jachta nedidelė, šokinė. Taip, jachta nedidelė, patirties pas merginas buriavimo jūroje taip pat nėra labai daug. Jachta pusiau sportinė, tai visi tie faktoriai susideda ir, aišku, priima sprendimą jachtos vadas, kad saugumas yra svarbiausia. Kalbant apie saugumą, vakar buvo incidentas, žmogus už borto, gal kažkiek plačiau apie tai. Taip, vakar ties Palanga, netoli ženklo, viena iš jachtų, reiškia, galima sakyti, pametė žmogų. Bet jis buvo su liemenė, su viskuo? Tai viskas labai gerai, kad jisai buvo su liemenė, viskas labai gerai, kad buvo netoli kita jachta, kuri iš karto suteikė pagalbą, nors ir ženklo teisėjai jau pamatė tą incidentą, pranešė, reiškia, radijo ryšiu, kad žmogus už borto ir jau ruošėsi plaukti prie jų, bet pamatė, kad kita jachta juos jau paėmė. Viskas buvo labai paprastai. Tiesiog manevro metu, kai įgula keičia poziciją iš vieno borto į kitą, buvo gūsis banga ir vienas įgulos narys neišsilaikė. Ir iškrito per bortą. Kaip reagavote? Rėkiau žmogus už borto. Komanda buvo nuleisęs takselį, tai yra priekinė burė, kad laivas lengviau valdytus. Bet dėl didelio vėjo nepavyko to padaryti iš karto. Ir užtruko šiek tiek laiko. Bet mačiau, kad mano įgulos narys patraukė už šniuriuką, liemenė iššovė ir ramiai savo plūduriavo laukė. Tai kol mes susitvarkėm burę, bičiuliai iš kito laivo priplaukė, tiesiog išmetė gelbėjimosi pasaką ir jį išsitraukė. Ruošėmės sukti ženklą, pamatėm, kad jachtai kažkas yra neaiškaus, kažkas darosi, neima ženklo, pasuko, bet daug neaiškumų kilo. Pamatėm, kad yra žmogus už borto, apsisukom, matėm, kad jachtai nelabai kažkas pavyksta ir priėmėm sprendimą, kad reikia gelbėti žmogų. Iš pirmą kartą nepavyko, ten biškį vyrybė per trumpą buvo, praplaukėm, antrą kartą apsisukom, įsitraukėm žmogų už borto ir atgabenom į smiltynę. Tai ir tiek. Dar klausinėjom, mes galvojom, ar gerai jaučiasi, nes jis ten buvo užsigavęs galvą liktai, norėjom sprendimą priimti ar skambinti gelbėtojams, bet 2 valandas iki Klaipėdos, žmogus gerai jautėsi ir tvarkoj viskas buvo. Atgabenom saugiai. Kalbant apie tas pačias liemenes, čia, sakykime, incidentas baigėsi tvarkingai, iš esmės visi turi žinot, ką daryti ir viskas buvo padaryta laiku ir vietoj. Bet žinau, kad teisėjai grįžusias jachtas tikrino ir buvo tokių dalykų, kad liemenės supakuotos, kitaip sakant, kažkas nepasinaudojo jomis taip, kaip turėtų ir gavo, taip suprantu, diskvalifikaciją. Na taip, dėl tų liemenių, tai va čia toksai, kaip sakant, kuriozas ir faktas, apie kurį jūs minėjot, tai jisai buvo vakar užfiksuotas.
Nepaisant to, kad lenktynių komitetas starto metu buvo iškėlęs Yankee vėliavą, kuri reiškia, kad visos jachtos lenktyniaujančios, kurios yra starto zonoje, visi dalyviai turi dėvėti individualias gelbėjimo priemonės. Bet tas ženklas buvo pakeltas dėl oro sąlygų, sakykime. Ženklas be abejo pakeltas dėl oro sąlygų, dėl to, kad vyksta lenktynės, kiekvieno jachtos vado pareiga plaukiant į jūrą perspėti savo įgulos narius ir pačiam užsidėti liemenę. Ir čia lenktynių komitetas net neturėtų tokių dalykų akcentuoti. Čia nėra kažkokia tai prievolė ar dar kažkas. Tiesiog kiekvienas žmogus atsako už savo gyvybę pats, netgi pagal varžybų taisyklės. Tai. Bet mes tiesiog kalbam apie tai, kad, sakykime, kitose sporto rūšyse yra toks dopingo testas, tai čia vėlgi yra tas techninis momentas, kad grįžęs dar nebūtinai tu gali ten laimėti, jeigu teisėjas atsitiktinai pasirinkęs tavo jachtą, arba ten pagal kažkokią vietą randa kažkokių netitikimų, techninių saugumo, arba vėlgi gaunami protestai. Jų vakar vėlgi buvo, jachtom netgi tom, kurios atvažiavo pirmas. Taip, yra visa eilė dokumentų, kurie yra varžybų taisyklės, tai ir kontrolinio patikrinimo instrukcija, ir matavimo instrukcija, ir saugos priemonių, visų priemonių patikrinimas. Tai šitos taisyklės yra įtrauktos ir į nuostatus, ir į lenktynių instrukciją, tai dalyvių pareiga yra laikytis šitų taisyklių, o lenktynių komiteto ir techninio komiteto pareiga yra kontroliuoti, ar jachtos laikosi šių taisyklių. Dėl protesto, ar jie išspręsti visi, ar dar ten sprendžiami ir rezultatai jau aiškus iš esmės pirmos dienos yra? Taip, protestai techninio komiteto buvo paduoti vakar, jie buvo nagrinėjami protestų komitete ir protestų komitetas pagal visus šitos protestus priėmė sprendimus. Vienos jachtos buvo įspėtos, kitom jachtom buvo skirta procentinė bauda, kai kurios jachtos buvo diskvalifikuotos. Viskas priklauso nuo to, kokio, sakykime, sudėtingumo šitas pažeidimas, tai protestų komitetas turi tokią teisę spręsti dėl baudos dydžio. Tai jie ir priėmė tokius sprendimus adekvačius, sakykime, tiem nusižengimam. Ar iš atminties pamenat, reiškia, lyderius kažkokių tai grupių, jeigu pakomentuot pirmos dienos rezultatus? Lyderių nepamenu ir visą laiką stengiuosi, būdamas šitose pareigose, nestebėti rezultatų, kas lyderiauja, kas ten kur, kokioj pozicijoje. Parodysim interviu su kai kurių jachtų kapitonais. Taigi ačiū Rolandai už šios dienos apžvalgą. Gintaras Chomentauskas, Prusprimo laivas. Kaip sekėsi plaukti, kaip rezultatai? Puikiai sekėsi, nes pagal apskaičiuotą laiką matyto aiškiai būsim pirmi. Nebent diskvalifikuos už kokias nors būtas ar nebūtas nuodėmės, tai sekėsi labai gerai. Kaip sąlygos jūrai? Čia būnant uostelyje atrodo pakankamai ramu, kaip ten jūrai? Na, mūsų laivas specialiai pritaikytas stipriam vėjui ir aš labai džiaugiuosi, kad pūtė 5 balai, maždaug taip. Banga apie 2,5 metro aukščio, tai jisai būtent pritaikytas tokiais kalneliais kopinėti, tai kaip tik pavyko jam tokį normalų, tiksliau sakant, gerą greitį laikyti, nes yra kaip ir kiekvienam laivynė žymiai greitesnių laivų, ilgesnių, mūsų tik tai 32 pėdos, yra 305 ir daugiau pėdų laivų. Bet mes sugebėjome jos fiziškai aplenkti, skaitau, kad geriau nelabai būna. Supratau, tai laukiam tada galutinį rezultatų ir gero jums poilsio. Ačiū.